Daugelis mokinių išreiškia savo susirūpinimą, kad nelabai supranta, kaip apskaičiuoti banko santykį ir tuos vadinamosius pot odds ir panašius dalykus. Tai bus trumpas mano video, kuriame aš pasistengsiu kuo trumpiau paaiškinti visą šitą reikalą. Ir yra pagrindiniai 6 elementai, ką reikia apžvelgti. Ir pats pagrindinis tai reiškia yra požiūris į visą tai. Ir kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad daugeliu atrodo, kad tai yra kažkokia mistika, kad tai yra sudėtingas dalykas ir kad čia reikia kažkokių specialių matematinių žinių ir taip toliau. Bet realiai visko, ko jums reikia, tai tiesiog realiai sudėtis, atimtis ir dalyba. Tai yra realiai tik 3 veiksmai, kurių jums reikia. Net dauginti praktiškai nereikia niekada ir tiesiog turbūt visus šitos 3 veiksmus moka jau 5 klasės moksleivis. Tai tikrai nieko nėra sudėtingo ir tiesiog daugeliu žmonių atrodo painus dalykas, tai nes nieks jiems to niekada neaiškino ir jiem patiems tai suprasti sunku, todėl ir atrodo painu. Bet jeigu, sakysim, pažiūrit kažkokį video ar dar kažką, tai iškart pasidaro aišku viskas aiškiau. Tai pirmiausia reikia suprasti, kad tai yra gana lengva. Ir nuo ko pradedam? Pirmas dalykas tai yra autai. Autai tai yra visos kortos, kurios mums gali padėti laimėti. Visos mums tinkančios kortos. Ir čia yra pats, sakysim, pokerio pagrindas. Jeigu šito nežino, tai labai yra sunku toliau kažkur tobulėti. Čia labai paprastai, kad reiškia visos kortos, kurios padaro mūsų kombinaciją laiminčią. Ir paimsim paprastą pavyzdį, sakysim, jeigu aš turiu 4-5 rankoje į skirtingų spalvų ir iškrent ant stalo 6-7 tūzas, irgi skirtingų spalvų rainbow, tai šiuo atveju tiesiog labai paprasta. Aš turiu 8 autus, aš turiu 4 trejetus ir 4 aštuonetus, kurie mano kortą padarytų, iš mano kol kas 5 high kortos padarytų eilę. Ir praktiškai, bet kuriuo atveju šitą eilę turbūt būtų geriausia, ypač jeigu mes šnekame apie hold'emą. Ir tiesiog yra baziniai autai, pavyzdžiui, kiek autų turi straight draw, kiek turi flush draw, kiek turi gutshotas. Jeigu turiu 2 overius, tai kiek yra autų ir tiesiog čia kaip daugybos lentelė, tą turi žinoti. Ir čia, žodžiu, labai paprasta, tiesiog keletas kombinacijų, bet visada mes galim suskaičiuoti, bet praktiškai visi žaidėjai, kurie šiek tiek rimčiau žaidžia, jau čia yra labai viskas akivaizdu ir jie viską žino. Ir lentelę galima rasti internete. Aš ją įdėsiu pas save į puslapį, o pačioje šito video bus nuoroda į ją. Ir tiesiog čia yra parašyta, kiek yra autų, kiek yra procentų kiekvienas tas autas. Čia yra kokia, pavyzdžiui, kombinacija. Jeigu mes einam ant flush draw, tai tarsi mums trūksta 1 kortos iki flusho, tai reiškia likusios 9 kortos kaladėje. Ir yra 34%, kad tai iškris ant turno arba ant riverio. Vėlgi, žiūrėti reiktų turbūt į pirmą šitą, nes pirma tai yra procentai, tiesiog reikia padauginti 100. Ir antra čia yra tokia daugiau amerikoniško stiliaus skaičiavimo sistema, čia jie skaičiuoja pagal tą santykį. Tai aš manau, mums europiečiam daug paprasčiau yra štai, pavyzdžiui, kad iškris flushas ant turno yra 19%, 19,5. Tai reiškia žinoti visas bazinės tikimybės, tarsi žinoti, kiek šitie baziniai draw turi autų. Čia yra pirmas dalykas, ką turit, ką reikia žinoti. Kokias pagrindę mes kortas skaičiuojam į autus. Mes visada skaičiuojam tik tas kortas, kurios
padaro mūsų kombinaciją labai stiprią, arba overiai kartais būna dar. Tai pavyzdžiui, jeigu čia yra 4, 5, 6, 7, tai aš negaliu jau 4, 5 priskaičiuoti prie autų, bet jeigu čia būtų, sakysim, 6, 7, 2 ir aš turėčiau 8, 9, įrašysiu gal kitą pavyzdį, kad liktų abu pavyzdžiai. Pavyzdžiui, jeigu aš turiu 8, 9 off ir čia yra 2, 6, 7 rainbow, tai jau šiuo atveju aš taip pat turiu 8 autus, kurie man duoda straightą. Šiuo atveju visi autai būtų max straightas. Atsiprašau, tas 5, 4 penketai ir 4 dešimtukai. Tai yra 8 kortos, kurios man duoda max straightą. Ir šiuo atveju net ir 8, 3 ir 3 devynetus aš galiu priskaičiuoti prie autų. Kartais jie man bus jau nelabai geri autai, kartais geri, bet jeigu oponentas turi tūzą 7, tai vis tiek yra mano autai. Šiuo atveju čia aš tų kortų jau nebepriskaičiuoju į autą, nes jos nemuša aukščiausios kortos ant stalo. Nu tai žodžiu, labai paprasta. Autai, lentelė, žinoti kiek autų turi pagrindiniai draw. Dabar ką daryti su tais autais? Yra labai paprasta taisyklė, kad nereiktų žinoti tų visų sudėtingų procentų. Tai mes vienam autui duodam 2 procentus ant vienos kortos. Tai reiškia, yra 2 procentai, kad jisai iškris ant turno ir dar 2 procentai, kad jisai iškris ant river. Tai būtų 4 procentai, kad iškris ant turno arba ant river. Tai jeigu aš su šita kombinacija turiu 8 autus, tai kad aš pagausiu savo kortą ant turno, bus 16 procentų. O kad aš pagausiu ant turno ir ant riverio, pavyzdžiui, sustumęs ant flopo, tai bus 8 kart 4, bus 32 procentai. Šitos tikimybės šiek tiek nukrypsta nuo realių, bet labai nedidelių procentų ir todėl galime jas naudoti. Pavyzdžiui, reiškia 8 ant turno riverio, mes galime pasižiūrėti, kiek bus iš tikro, bus 31,45. Tai šitą yra 32. Reiškia, mes paklaida yra 0,5% ir jinai yra tokia maža, kad galim naudoti. Tai yra realiai 2 ir 4 procentų taisyklė, kurią praktiškai naudoja visi žaidėjai, kad būtų labai paprasta skaičiuoti. Vienas autas 2 procentai ant vienos kortos, 4 procentai ant abiejų. Tai šiuo atveju, jeigu aš turiu 10 autų, tai ant turno riverio aš turiu 40 procentų. Ir yra riba yra 12-13 autų. Jeigu aš turiu 12-13 autų, tai yra praktiškai, aš jau turiu virš 50 procentų, tai jau tokios kombinacijos aš niekaip negaliu numesti ir turiu žaisti su ją, lyg turėdamas jau visišką nutsą. Tai gerai, čia žodžiu autai. Dabar apie santykį. Žodžiu, kad autų suskaičiuoti, tai iš vis labai lengva viskas ir nereikia jokių nei sugebėjimų, nieko. Tiesiog pradžioj, kas praėjo žaisti, jam gali būti šiek tiek reikia patirties, kad ten pamatyti, kad aš turiu ir flush draw, ir dar į pilvą, tarsi garšotą, ir gal dar overį vieną, tai kol jos sudeda, bet po to tai aišku tampa viskas automatiškai. Gerai, dabar ką daryti su santykiu, kas tai iš jūsų yra? Visada yra bankė kažkiek pinigų. Sakysim, bankė yra $100 ir jums reikia, sakysim, oponentas stato į tą banką $50, tai gaunasi, kad bankė yra 150, o jums reikia pridėti 50. Tai realiai čia ir yra santykis, kiek yra bankė pinigų ir kiek jums reikia pridėti. Šiuo atveju bankė yra 150, jums reikia pridėti 50. Tai būtų 3 prie 1. Gerai, ir tiesiog, kad būtų labai paprasta, tai pavyzdžiui, kai žaidžia gyvus turnyrus, tiem yra biškai sudėtingiau skaičiuoti, bet
pavyzdžiui, kai žaidžia internete, tai visada ten stalo viršuje rašosi tas spot, kiek yra banke ir visada būna parašyta tikslų skaičius. Visada mes jį tiesiog apvalinam ir jeigu parašyta 1970, tai mes visada, kad paprasčiau būtų apvalinam iki 2000 ir jeigu mums reikia pridėti 500, tai mes turim 4:1. Tai tarsi labai paprasta suskaičiuoti visiškai, tarsi nereikia jokio sudėtingumo, jokių matematinių žinių, tiesiog padalinti, kiek yra banke iš to, kiek reikia jums pridėti. Ir bet kuriuo atveju mes gaunam kažkokius skaičius, pavyzdžiui, mes gaunam 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 ir aišku gali būti 2,5:1 ir taip toliau. Bet čia tiesiog yra baziniai, ne, šitie apvalūs sveiki skaičiai. Ir dabar reiškia, ką duoda mums šitas skaičius. Šitas skaičius mums rodo, kaip dažnai mes turim laimėti banką, kad išeitume nulio. Pavyzdys. Pavyzdžiui, jeigu bankė yra 150, mums reikia pridėti 50, tai reiškia tiesiog, jeigu, pavyzdžiui, aš vieną kartą pridėsiu 50 ir pralošiu, antrą kartą pridėsiu 50 ir pralošiu, trečią kartą pridėsiu 50 ir pralošiu, ir ketvirtą kartą pridėsiu 50 ir laimėsiu, tai aš laimėsiu tą 150. Tai gaunasi taip, kad reiškia, aš turiu laimėti vieną kartą iš 4, kad išeičiau nulio. Gerai, laimėti vieną kartą iš 4, jeigu kad būtų nulis. Tai šiuo atveju aš turėsiu laimėti vieną kartą iš 2, vieną kartą iš 3, vieną kartą iš 4, vieną kartą iš 5, vieną kartą iš 6. Tarsi, tiesiog šitie du skaičiai tai rodo, kiek iš viso bus žaidimų, o ir aš iš jų turiu laimėti vieną. Tai jeigu yra, sakysim, 3,5/1, tai aš turiu laimėti vieną žaidimą iš 4,5 žaidimų, kad išeičiau ant nulio. Tai reiškia, čia mes tiesiog suskaičiuojam, koks yra mūsų santykis, procentinis santykis su to, kiek mums reikia statyti. Vėlgi, tarsi priminsiu, kad čia labai viskas paprasta ir nereikia jokių sugebėjimų. Ir tiesa, kad būtų paprasčiau, čia tarsi, kur atsiranda sudėtingumas? Sudėtingumas atsiranda tame, kad mes procentus, autus skaičiavom procentais, europietiškai, o čia mes išvedam tokią jau amerikietišką sistemą, mes skaičiuojam čia 1:1, 2:1, bet jeigu pavertus į, sakysim, į mums suprantamą, europietišką sistemą, tai būtų, jeigu mes čia yra 2:1, tai reiškia, reikia laimėti vieną kartą iš 3. Kad išeiti ant nulio, ne? Tai reiškia, jeigu vieną kartą iš 3, tai būtų 33%. Mums reikia laimėti 33%, kad pasiekti nulį. Čia reikia laimėti vieną kartą iš 2. Tai čia bus 50%. O čia bus vieną kartą iš 4, tai 25%. Čia vieną kartą iš 5, tai 20%. Tai čia kažkaip, irgi vėl nereikia jokių sudėtingų žinių, kad tą suprasti. Ir vieną kartą iš 6, tai čia turėtų būti kokį 16% gal. Jo, 16,6%. Tai reiškia, čia yra ta riba, jeigu jinai, sakysime, mes ją viršėjom, tai mes galim pliusinti. Gerai, tai mes dabar turim autus, mes žinom, kiek procentų, kad iškris mūsų tam tikra kombinacija ir turim procentinį santykį, kiek mums reikia statyti. Gerai, dabar kas iš to? Dabar mes turim lyginti, tai reiškia savo autus su procentiniu santykiu. Gerai, pavyzdys, paimkim tą pačią kortą, kur aš turėjau, 4-5 off, flopas tūzas 6-7. Ir, sakysim, oponentas, bankė, pavyzdžiui, yra 1000 ir oponentas stumia all-in visus savo pinigus ir pas jį, pavyzdžiui, yra dar 1000. Tai gaunasi, kad iš viso bankė yra 2000, mums pridėti 1000, reiškia, mes turim 2:1. Tiesiog bankė 2 kartus daugiau, negu mums reikia atsakyti.
Tas 2 prie 1, tai reiškia, kad mums reikia čia turėti 33% mažiausiai, kad išeita 0. Tada aš žiūriu, kiek aš turiu autų. Tai gerai, aš turiu 4 trejetus ir 4 aštuonetus. Jeigu tai vyksta ant flopo, reiškia 8 autai kart 4%, aš turiu 32% laimėjimų. 32%, kad iškris viena iš šitų kortų. Ir aš dabar žiūriu, reiškia, aš turiu 32%, o man reikia turėti 33 mažiausia, kad man apsimokėtų pagal santykį. Reiškia, jeigu aš šitoje vietoje sutiksiu su oponentu žaisti iš jo visų turimų pinigų, sakysim, jis turi kažkokį, sakysim, tūzą karalių. Ir jeigu šitoje vietoje sutiksiu žaisti iš visų pinigų, aš pralošiu 1%. Ilgajam periodui. Reiškia, šitas mano sprendimas bus minus savy. Ir, pavyzdžiui, jeigu, sakysim, aš čia turėčiau flush draw, būtų ne 4-5, o koks nors 9-2, gal karalius 2, sakysim, suited. Ir čia pas mane irgi būtų 2 vynai, tai aš turėčiau 9 autus, tai aš jau turėčiau ne 32%, o 36%. Ir jau aš tada būčiau pliuse. Plius 3%. Tai tiesiog toks, labai paprastas skaičiavimas. Dar paimsim gal kokį nors pavyzdį. Ir reiškia, šitoje situacijoje mes pralošiam 1%. Ir pavyzdžiui, paimkim situaciją kažkokią realesnę gal. Vėlgi, bankė yra, sakysim, 1000. Ir aš, paimkim, kad aš turiu karalių 10. Ant flopo atsivertė dama 9, 4. Aš turiu karalių 10. Ir bankė yra 1000 ir mano oponentas atlieka testinį statymą, pavyzdžiui, atlieka 500. Tai dabar vėl aš šitą sudedu 1500, man pridėti 500, reiškia, čia yra 3 prie 1. 3 prie 1, tai man turi būti 25%, kad aš išeičiau 0. Gerai, ir, pavyzdžiui, aš dabar skaičiuoju savo autus. Kiek aš turiu autų? Tai aš turiu 4 valetus, tai 4 autai. Ir šiuo atveju aš dar prirašau karalių savo prie autų, nes vėlgi tai yra laisva korta ir jeigu mano oponentas turi damą, tai man jos užteks. Prirašau 3 karalius. Šiuo atveju aš turiu 7 autus, tai 7 kart 2 yra lygu 14% ant vienos kortos ir 28% ant turno river. Tai dabar reiškia, jeigu mano oponentas stato ant flopo tiek ir dar pasilieka pinigų, aš kaip ir negaliu atsakyti, nes realiai 14% yra mažiau už 25, o mano autai turėtų būti daugiau negu banko santykis, kad man būtų pliusas. Bet čia pradeda žaisti jau kitas faktorius, kurį tuoj paaiškinsiu. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu šitoj vietoj čia būtų oponento all-inas, tie 500, tai šiuo atveju aš jau turėčiau 28%, nors man reiktų 25, net jeigu jisai ir turi stiprią kortą, kaip pavyzdžiui, sakysim, kažkokią damų tūzą ar kažkas panašaus. Žodžiu, bet esmė yra tokia, kad ne visada jums užteks to, ką jūs turi dabar, su to, ką jums reikia atsakyti, nes vis tiek testiniai statymai dažniausiai yra mažiausia pusė banko arba dar didesni, arti viso banko, ir mes retai, kada turim ant vienos kortos daugiau negu 33%. Praktiškai beveik niekada neturim. Gerai, tai tada pradeda žaisti toks dalykas kaip implied odds. Kas tai yra? Tai, pavyzdžiui, paimkim šitą patį pavyzdį, kur aš esu su karalium 10 ir oponentas atlieka testinį statymą. Tas pats pavyzdys, oponentas atlieka testinį statymą ir šiuo atveju man kaip reikia pridėti 3 prie 1, aš turiu turėti 25%, o aš turiu tik 14. Ir čia aš turėčiau nusimesti. Bet aš galiu įskaičiuoti į mintį, tarsi tai yra implied odds, tai yra ateities santykis.
Šiuo atveju aš galiu, pavyzdžiui, priskaičiuoti, kad jeigu iškris valetas, kur aš turiu 4 valetus, kad aš dar iš oponento, paimsiu kokius tikrai plus 500 arba gal 1000, priklausomai nuo to, ką jisai turi. Tai reiškia tiesiog, tarsi aš dabar darau blogą sprendimą, tikėdamasis, kad jeigu pagausiu, kad ateityje jis man kompensuos už tą, sakysim, klaidą, kurią aš padariau. Pavyzdžiui, paimsim pavyzdį su flush draw. Pavyzdžiui, aš turiu kažkokį tai gerą konektorių, dama džekas ir ant flopo iškrito tūzas 6-4 ir 2 mano spalvos. Tai šiuo atveju aš turiu 9 autus, 9 yra mano spalvos ir aš turiu ant vienos kortos 2x9 yra lygu 18%, tai reiškia ant 2 4 3x9 lygu 36%. Ir dabar vėl ta pati situacija, reiškia, oponentas, pavyzdžiui, bank yra 1000, oponentas atlieka testinį statymą 800. Pavyzdžiui, bank yra 1800, gal paimsiu paprastesnį pavyzdį, sakysim, pradinis lygis mes turim po 1500 abudu, čia yra mūsų žetonai. Čia yra mūsų žetonai ir, sakysim, jis tam prieš flopą, aš prieš flopą pakėliau 60, gal geriau jisai prieš flopą pakėlė 60, aš pakolinau, bank yra 120, sakysim, ir jisai atlieka testinį statymą 100. Tai šiuo atveju aš sudedu, bus 220 prie 100, kurį man reikia atsakyti, tai aš čia turiu 2,2 prie 1. Tai jeigu taip tiksliai išsireikšti, aš čia turiu turėti 31%. 31%, kad išeičiau 0. Šiuo atveju, kai yra toks 2,1 prie 1, 2,2 prie 1, mes galim įgretinti standartai. Pavyzdžiui, galim prigretinti šitam 2 prie 1, tai reiškia turėčiau turėti 30. Čia šiek tiek jau daugiau įvedžiau tikslumą, tai reiškia, aš turiu turėti 31%, kad teisingai atsakyčiau šitą statymą. Šiuo atveju mano flush draw turi tik 18%. Tai reiškia, čia pas mane yra minus 13%. Jeigu aš atliksiu kolą, čia yra minus 13%. Tačiau aš žinau, kad jeigu ant turno aš pagausiu vyną, kad aš dar iš oponento tikrai pagausiu, tarsi tikrai sugebėsiu ištraukti mažiausiai kokį nors 100. Tai šiuo atveju, tarsi aš dabar darau sprendimą, kuris yra minus savy, bet tam, kad jeigu aš pagausiu, kad galėčiau iš jo ištraukti daugiau pinigų. Ir šitie, aišku, implied oddsai labai priklauso nuo to, tai ką turi mūsų oponentas ir koks yra jo stilius. Jeigu oponentas yra agresyvus, pavyzdžiui, maniakas, tai tada mūsų implied odds visada yra dideli, nes, pavyzdžiui, jisai gali blefuoti ir gali blefuoti net visų stekų. Jeigu mūsų stekai, kuo mūsų stekai didesni, tuo implied odds didesni. Kuo daugiau žaidėjų, tuo implied odds irgi didesni. Čia kaip ir irgi viskas aišku. Tiesiog, pavyzdžiui, jeigu aš ant turno dar iš jo sugebėsiu paimti 100, tai gaunasi, kad pas mane bus 3,30 prie 100 ir aš čia turiu 3,20, atsiprašau. 3,20 prie 100 ir reiškia, aš čia turiu 3,2 prie 1. Reiškia, man čia jau užtenka 23%. Tai žodžiu, man 100 neužtenka, man reikia iš šio dar laimėti 150, kad aš išeičiau ant 0 savo šitam veiksme. Ir, pavyzdžiui, kai mes žaidžiam kažkokį tai ankstyvą lygį, kol yra maži blindai, ankstyva stadija,
mes su stipriais draw mes galim žaisti pasyviai. Mes tiesiog, dideli pinigai, mes tikrai galim pakolinti tą 100, kad jeigu pagausim dar laimėti 150. Todėl mes galim žaisti gana pasyviai ankstyvoje stadijoje ir galim kolinti su draw. Tuo tarpu vėlyvoje stadijoje jau dažniausiai būna, kad mes turim mažai blindų, pavyzdžiui, kažkiek 20, 30, ir vėlyvoje stadijoje mes tiesiog su draw mes jau tada permušinėm. Gal apie šitą aš šiek tiek užsiminsiu vėliau. Dar aš noriu paminėti, tai yra reverse implied oddsai. Kas tai yra? Tai yra tarsi ateities santykis, bet kuris mums yra minusinis. Ir realiai šitas dalykas visas jisai atspindi tą visą supratimą, kodėl reikia žaisti su gerais range'ais prieš flopą, kodėl turi būti aukštos kortos ir taip toliau. Pavyzdžiui, jeigu aš paimsiu tą pačią situaciją, kad atsivertė tūza 6-4, sakysim, 2 vynai ir pas mane 5-8, gaunu autų. Gerai, sakysim, čia pakeisim karalių. Ir pas mane yra koks nors 5-8 tie patys vynai. Tai šiuo atveju aš irgi kaip ir turiu 9 autus, turiu 18 arba 36%. Man oponentas stato 120 bankas, jis atlieka 100 statymą ir aš čia dabar skaičiuoju. Aha, dabar biškai iš čia daug stato, tai biškai trūksta. Bet jeigu iškris vynas, aš dar iš jo laimėsiu 100, tai kaip ir man apsimoka. Bet atsiranda problema tame, kad oponentas irgi gali turėti 2 vynus. Ir šiuo atveju, jeigu iškris vynas, tai gaunasi, kad mums tas ateities santykis sužaidžia priešingai, kad ne tai, kad mes iš jo laimėsim 100, bet mes jiems sumokėsim dar daugiau. Todėl su visais draw reikia žaisti gana atsargiai ir žiūrėti, ar nėra, sakysim, reverse implied odds. Pavyzdžiui, labai dažna situacija būna su žaidimu prieš flopą, kai, sakysim, openina iš ankstyvos pozicijos, o žaidėjas turi kažkokį silpną tūzą. Sakysim, tūzą 10 arba tūzą jacką. Kažkas atidaro iš UTG, sakysim, 4x, čia aš neku apie ankstyvus lygius. Ir mes su tūzų 10 nusprendžiam pakolinti MP pozicijoje arba, kad ir su to pačiu tūzų jacku. Ir esmė pasidaro tokia, kad dabar jeigu iškris tūzas, pas mus yra labai dideli reverse implied oddsai, nes pas mūsų oponentą range yra ir tūzas dama, ir tūzas karalius, ir tas pas tūzas jackas, ir tie patys tūzai. Ir gaunasi, kad jeigu mes pagausim tūzą, gali būti, kad mes oponentui labai daug sumokėsim ir tas tūzas mus kaip ir pražudys. Tai visada reikia žiūrėti, kai mes žaidžiam su draw ir skaičiuojam, kad mūsų implied oddsai būtų tarsi gana stiprus. Sakysim, čia būtų queen high flushas, tai tarsi antras flushas pagal stiprumą, nes tūzas jau yra, jeigu sutat, tai jau visai gerai antras flushas. Bet jeigu mes čia einam su, nežinau, čia 7 flushu, tai jau tikrai tada mums, tarsi turim žaisti labai labai saugiai. Todėl daug gerų žaidėjų praktiškai vengia, pavyzdžiui, žaidimo su mažom kortom, tokiom kaip 4-5 arba 3-4 suited, nes jos turi labai didelius reverse implied oddsus ir net jeigu mes hitinsim straightus, tai būna apatiniai straight, jeigu hitinsim flushus, tai irgi apačia ir tiesiog galima labai daug prisidirbti tokiam kortom. Tai gerai, taip trumpai rezumuojant, kas čia buvo, tai tarsi, kad viskas iš tikrųjų yra lengva, atsiminkite taisyklę 2-4, vienas autas 2% ant vienos taisyklės, 4% ant 2, susiskaičiuojam, kiek turim procentų, tada žiūrim, koks yra banko santykis, reiškia, kiek yra bank ir kiek mums pridėti, pavyzdžiui, 3:1, jeigu mes turim 3:1, tai reiškia, reikia laimėti vieną kartą iš 4, tai 25%, 33, 50, tiesiog galima atsiminti šitas kelias basic tikimybės ir viskas. Ir tada mes tiesiog lyginam. Reiškia, kokie yra mūsų autai ir kokie yra oddsai, koks yra banko santykis. Ir jeigu autai turi būti didesni už banko santykį, autai turi būti daugiau už banko santykį, kad mums sumokėtų.
Ir jeigu autai reiškia mažiau už bankų santykį, tai reiškia, tai mum yra minusai, reiškia, mes pralašim šitą sprendimą. Bet, tarsi kartais mes galim priimti sprendimą, kuris yra minusai dėl implied oddsų, dėl to, kad, kai mes pagausim, kad mum oponentas sumokės. Ir atsargiai, kad neįsiveltumėt į reverse implied oddsus. Ir dar vienas momentas, tai reiškia, kaip žaisti draw. Tai mes galim suskirstyti visus draw turbūt į 3 dalis. Tai yra silpni draw, vidutiniai ir monster draw. Ir visą žaidimą mes galim suskirstyti į kelias stadijas, ne? Tai, pavyzdžiui, būtų ankstyva, vidurinė. Kai žaidžia turbo, tai pas juos vidurinės nebus, ankstyva, vėliava. Ir, pavyzdžiui, sakysim, vidutiniai draw tai būtų, kokios 7-10 autų, 7-10 autų. Monster draw jau būtų viskas, kas virš 10. O čia reiškia galbūt 5-7, 4-7. Žodžiu, tai kaip paimsim pavyzdį, čia būtų kažkoks gutshotas arba 2 overiai, tai čia būtų open-ended straightai, flush draw, gutshotai su overiais. Tiesiog susiskaičiuosite jau čia stiprus draw, kurių būna dažniausia combo draw, pavyzdžiui, flush draw su 2 overiais ar kažkas panašaus. Tai, žodžiu, šitą draw mes visada žaidžiam kaip nutsą. Mes žaidžiam stipriai. Ir žaidžiam labai tarsi greitai, stipriai ir agresyviai. Visose stadijose mes jį galim žaisti labai agresyviai. Tuo tarpu vidutinį draw mes ankstyvoje stadijoje, mums jo nereikia žaisti agresyviai, mes tiesiog, tai dėl to, kad labai didelis stegai būna, mes galim tiesiog šiek tiek žaisti pasyviau, mes galim su juo žaisti pagal pot oddsus. Tai reiškia, mes tiesiog žiūrim, koks mums yra santykis, ar mums apsimoka. Jeigu mums apsimoka, pavyzdžiui, kolinti, mes kolinam, jeigu mums neapsimoka ir nėra implied oddsų, mes tiesiog numetam tokį draw, nes neapsimoka mums, kai yra blindai 120, o stekai po 1500 ir mums ten su straight draw sukišti visą steką būtų didelė klaida ankstyvoje stadijoje. Tuo tarpu, kai kyla lygis ir kyla blindai ir mes perinam į vidurinę stadiją, mes visus draw pradedam žaisti daug agresyviau. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes turim ten, nežinau, sakysim, 15-20 blindų ir mes hitinam flush draw, tai dažniausiai mes čia kreisinam molinui arba tiesiog ten kažkaip patys reisinam, šipinam ir mes tengiamės, kad sustumti, kad išmušti oponentą, o jeigu jisai pakolins, kad mes turėtume dar visai stiprų draw. Tai, žodžiu, vėlyvose stadijose mes perinam į agresyvų žaidimą. Ir su silpnais draw vėlgi reikia žiūrėti, bet dažniausiai vėlgi mes žaidžiam pagal pot oddsus. Ir pačioj vėlyvoje stadijoje mes irgi galim perėti prie agresyvų žaidimo, bet tam jau reikia, sakysim, geriau jausti situaciją ir geriau rydinti flopus. Tai reiškia, čia mes galim tiesiog arba pasyviai žaisti, tarsi nusimest, pavyzdžiui, Volt arba agro. Tai tiesiog nenoriu per daug įsivelt, bet noriu tiesiog pasakyti, kad tarsi monster draw mes visada žaidžiam kaip nacus, vidutinius draw mes vidurinį ir vėlyvoje stadijoje irgi pradedam žaisti labai stipriai ir siekiam, kad prie mūsų draw dar mes pridėti fault equity. Reiškia, kad yra šansas, kad oponentas nusimes, o jeigu jisai nenusimes, mes vis tiek turim 30%. Ta patį galim daryti ir su silpnais draw, pavyzdžiui, kartais labai gerai veikia čia kreisai su gutshotais, tačiau nenoriu į tai per daug įsiplėsti, nes čia reikės šnekėti jau apie visas tekstūras ir taip toliau, o video norėjau padaryti trumpą, gavosi kaip visada, pusvalandis. Tai, žodžiu, įmesiu tą lentelę
pačioj video ir įmesiu nuorodą į kitus video angliškai apie pot otsus. Pažiūrėkit dar kartą, jeigu neaišku. Ir viskas, ką jums reikia realiai prisiminti, tai tiesiog, kad vienas autas 2 procentai, vienas autas 2 arba 4 procentai, atsiminti šitą. Jeigu nenorit suvokti, tai tiesiog atsiminkit, kad 3 prie 1,25 ir tiesiog tada lyginat, ar jūsų autų yra daugiau negu jums reikia atsakyti. Tai tiek, buvo Brilliant ir daugiau info rasit blogė.